Brangus broliai ir seserys Kristuje. Yra dalykų, kurie keičia viską. Kai kelyje užsidega žalia šviesa, tai ženklas važiuoti. Ženklas judėti, ženklas nestovėti vietoje. Bet štai paradoksas. Kartais net ir matydami žalią šviesą žmonės nejuda. Nejudame ir mes. Bijome, dvejojame, galvojame. Galvojame, o kas jeigu kažkas ne taip? O kas jei kažko nematau? O gal vis dėlto geriau palaukti geresnės progos? Gal dar šiek tiek palaukėti? Gal dar ne laikas? Dvasinėme gyvenime gali būti lygiai taip pat. Evangelijoje pagal Joną Jėzus sako, kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Jėzus čia kalba apie savo kryžių, apie savo auką, apie momentą, kai jis bus pakeltas tarp žemės ir dangaus, kad kiekvienas, kuris pažvelgs į jį su tikėjimu, gautų išgelbėjimą, gautų gyvybę. Tai yra ta pati žalia šviesa mums visiems. Pakelti akis ir žengti į priekį. Priminsiu istoriją, kuri užrašyta Skaičių knygoje 21 skyriuje. Izraelitai keliaudami per dykumą pradėjo murmėti. Tai pirmą kartą. Skųstis ir nepasitikėti Dievu. Tada Viešpats pasiuntė žmonėms ugningus žalčius. Jie gėrė žmonės ir nuo to daug izraelitų mirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir sakė, nusidėjome, nes kalbėjome prieš Viešpatį ir prieš tave. Užtark Viešpačiui, kad atimtų nuo mūsų žalčius. Ir Mozė eilinį kartą ėjo ir meldėsi Viešpačiui. Viešpats išgirdo maldą ir tarė Mozei, pasidirbk ugningą žaltį ir pridėk jį prie stulpo. Kiekvienas, kuris yra įgeltas, pažvelgs į jį ir išliks gyvas. Įsivaizduokime tai. Žmonės serga, dega skausmu, šliaužės link gyvatės, gelia ir jie miršta. Bet išgelbėjimas yra. Reikia tik pažvelgti į žaltį ant stulpo. Bet kad pakeltum galvą, reikia tuo patikėti. Ar nenuostabu, kad Dievas lygiai taip pat veikia ir šiandien? Jėzus sako, kaip tada žmonės žiūrėjo į varinį žaltį, taip dabar mes turime žiūrėti į jį, pakeltą ant kryžiaus. Ne kad pasmerktų, ne kad pažemintų, bet kad išgelbėtų. Ir visgi, kodėl tiek daug žmonių vis dar trypčioja vietoje? Jėzus jau numirė už mūsų nuodėmes. Jėzus prisikėlė, kad ir mes turėtume prisikėlimo viltį ir gyvenimą. Jis jau iškeltas ne tik ant kryžiaus, bet ir danguje kaip karalius sėdi tėvo dešinėje. O kodėl mes žiūrime į savo klaidas, savo trūkumus, savo praeitį, savo baimes? Jėzus sako, pažvelk į mane. Kai kurie izraelitai bandė patys gydytis, patys gelbėtis, patys ieškoti išeities. Ir mes dažnai taip darome. Aš pats išsikapstysiu, pirmiau susitvarkysiu, o tada eisiu pas Dievą. Nesu vertas pažvelgti Jėzui į akis. Bet Evangelijos žinia yra kita. Jis skelbia mums, kad išgelbėjimas ateina ne per mūsų pastangas, o per žvilgsnį, tikėjimą į Kristų. Pažvelgti į kryžių reiškia keistis. Pripažinti, kad man reikia gelbėtojo. Tai reikalauja nusižeminimo. Negaliu be tavęs Viešpatie. Tai pripažinti reikalinga drąsa. Prisiminkime, ką sakė Jėzus. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apsčiai jo turėtų. Turėtume gyvenimą ne tik tais danguje, bet ir čia, dabar. Turėtume gyvenimą ne tik čia ir dabar, bet ir danguje. O ką reiškia turėti gyvenimą?
Tai reiškia pradėti gyventi kaip atpirktam žmogui. Tai reiškia atleisti savo, atleisti kitiems, išdrįsti svajoti, išdrįsti veikti, išdrįsti keistis, išdrįsti džiaugtis gyvenimu kartu su Dievu. Kryžius yra Dievo atsakymas mūsų baimei. Kryžius yra Dievo atsakymas mūsų kaltės jausmui. Kryžius yra Dievo žinia mums. Eik pirmyn, gyvenk, nebijok. Tai kodėl mes vis strikčiojame vietoje? Nors Jėzus jau atvėrė mums kelią į gyvenimą, mes dažnai elgiamės kaip izraelitai prie Raudonosios jūros. Bijome, dvejojame, netikime. Kodėl? Kiek kartų girdėjome save sakant, kas jei nepasikeis? Aš per silpnas, aš nepakankamai geras. Bet Jėzus mums sako, nebijok, tik tai tikėk. Baimė niekada neateina iš Dievo. Jie ateina iš priešo, kuris nori, kad liktume sustingę, nepasiektume to, kad Dievas mums paruošė. Dievas duoda mums talentus, galimybės, pašaukimą, bet mes dažnai tai atidėliojame. Ne dabar, gal vėliau, gal turėsiu daugiau laiko, bet tiesa tokia, geriausias laikas yra dabar, ši akimirka. Kartais mūsų kausto ne tik baimė, bet ir nuodėmė. Nuodėmė paverčia mus paralyžiuotus dvasiniu tingumu. Tačiau Jėzus atėjo, kad mus išlaisvintų. Evangelijoje pagal Morkų rašoma, bet kad žinotumėte, žmogaus sūnų turint galę atleisti žemėje nuodėmes, čia jis tarė paralyžiuotajam, sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Gal šiandien ir mums laikas pakilti iš dvasinio sąstingio ir pradėti gyventi Dievo duotą gyvenimą. Jei mums atrodo, kad viskas dega raudona šviesa, mums reikia pakelti akis ir pamatyti, kad jau uždegta žalia šviesa. Pasitikėkime Dievu ir ženkime pirmyn, mažyti žingsnį. Nuo mažo žingsnio prasideda didžiausias kelionės. Net jei kelias atrodo nežinomas, Dievas jau yra ten. Kai izraelitai žengė į Raudonąją jūrą, jie nežinojo, kas bus toliau, bet Dievas juos vedė. Melskimės ir ieškokime jo valios. Dievas kalba per savo žodį, per maldą, per šventąją dvasią. Jei nežinome, kur eiti, melskimės ir Dievas parodys kelią. Nebijokime suklysti. Dievas nekviečia mūsų būti tobulais. Jis kviečia mus būti paklusniais. Net jei suklysime, jis mus pakels ir ves toliau. Veikime dabar. Jei Dievas mums davė svajonę, siekime jos. Jei turim talentą, naudokime jį. Jei širdime girdime raginimą patarnauti, nelaukime. Spauskime gyvenimo pedalą. Judėkime į priekį, nes jis mirė, kad mes gyventume. Patikėkime, Jėzus seniai uždegė mums žalią šviesą. Nebijokime, tik tai tikėkime. Amen.